Pirmas dalykas - stiprinti šeimos institutą ir skatinti gimstamumą Lietuvoje ir baigti visas tas nesąmonės, kad ten šeima yra bet kas tik tai sugalvoja ir kas ten save identifikuoja, kaip šeimą galima laikyti. Ne, mes turim normaliai stiprinti šeimos institutą tam, kad didinti gimstamumą, nes mums iš esmės reikia tautos prieaugio. Finansinė paskata, jinai taip stipri, bet ne visada finansinės paskatos yra tas toksai lemiamas sprendimas. Iš esmės, pas mus valstybė nėra gerbiama šeima. Ta prasme, nėra sakoma, taip, jūs dabar kūrėt šeimą, jūs pratęsit giminę, jūs prigimdysit dabar mums tautai naujų piliečių, kurie ateityje mokės mokesčius, bus darbo ir taip toliau, jūs esate šaunuoliai. Ne, jie sako, ne, nieko čia panašaus. Okei, šeima, bet ten kažkas su draugu irgi šeima, kažkas su dar kažkuo ten šeima. Ta prasme, yra devalvuota apskritai šeimos ta samprata, nėra tokios pagarbos, nėra tie žmonės parodoma, kad jie yra svarbus valstybei. Ir tada jau sekantis etapas yra lengva.